Agentūros veiklos sritis. Pirmoji – dalyvumo lygio nustatymas. Antras – neįgalumo lygio nustatymas. Trečias – žmogaus negalią turi kas automobilio statymo kortelės davimas. Ketvirtas – individualios pagalbos teikimas, automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymas. Penktas – žmogus negalią turi kas pažymėjimo išdavimas ir keitimas. Šeštas – žmogus negalią kitų poreikių nustatymas pagal agentūros ir teisių apsaugos įstatymų laikymasis. Septintas – žmogus negalią būsto pritaikymas. Aštuntas – socialinio dalyvumo ugdymo paslauga asmenims su regos sutrikimais. Devintas – žmogus negalią turi kas asmeninę pagalbą teikti ir socialinę reabilitaciją teikti. Dešimtas – NVO rėmimas. 11. Savivaldybėse žmogus negalią reikalų koordinavimas. 12. Kita žmonėms svarbi informacija. Agentūros darbo laikas. Agentūroje veikia konsultavimo linija. Telefonu, paštu. Atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Darbo laikas. Pirmadienis, ketvirtadienis, šventinėmis dienomis agentūra dirba 1 valandą trumpiau.